Dažnai žmonės turintys refliuksą, tai yra būklė, kai skrandžio rūgštys kyla į stemplę, daro vieną didelę klaidą ir vaistininkai jam to nepasako. Čia yra apatinis stemplės sfinkteris, kurio funkcija neleisti skrandžio rūgštims kilti į viršų. Jeigu sfinkteris neužsidaro sandariai, tada skrandžio turinys pakyla į viršų ir mes jaučiam stemplės deginimą. Ką tada darom? Einam į vaistinę ir perkam vaistus rūgštingumui mažinti. Kaip šitame medicinėme straipsnė ir parašyta, kad dažnai refliukso simptomai klaidingai siejami su per dideliu skrandžio rūgštingumu, kai tikra priežastis būna per mažas rūgštingumas. Dabar kodėl per mažas rūgštingumas sukelia refliuksą? Pirma, sfinkteryje yra receptoriai, kurie reaguoja į druskos rūgštį ir skatina jį užsidaryti. Kai rūgštingumas yra per mažas, šitas signalas būna silpnesnis, todėl sfinkteris gali neužsidaryti pakankamai sandariai ir rūgštys kyla į viršų. Antra, mažesnis rūgštingumas reiškia prastesnį virškinimą, ypač baltymų skaidymą. Dėl to maistas per ilgai užsibūna skrandyje, tai reiškia didesnį vidinį spaudimą, kuris kelia skrandžio turinį į viršų. Trečia, mažesnis rūgštingumas visada yra geresnė terpė kauptis tokioms bakterijoms, kurios virškina maistą, išskiria dujas, dėl šitų dujų gaunasi slėgis ir mes turim refliuksą. Aš nesu gydytojas ir reikia suprasti, kad yra ir kitų refliukso priežasčių. Bet ką aš matau iš savo klientų, kurie daug metų vartoja rūgštingumą mažinančius vaistus, kad kai jie padidina skrandžio rūgštingumą pakeitę mitybą, nuima vaistus ir refliuksas dažniausiai baigėsi.